Kaip kokį ceką daro naują, tai tada jam labai sunku. Ir dieną ir naktį iškviečia. Pradžioje aš atsimenu, nakties metu vieną kartą iš lovos su pidžamai palita, kažkokia avarija. Ir šį kartą broniui Lubiui su dukra neteko ilgiau paviešėti pas motiną. Netikėta avarija amoniako komplekse privertė Jonavos azotinių trąšų gamyklos vyriausiąjį inžinierių skubėti. Deja, mūsų gamykloje mūsų sąlygom ne visada išeina tik dirbti. Kaip kariai kariuomenė, kad sako. Reikia tarnauti. Давайте, если не берете, тогда не знаю, я сколько там сделали. А сегодня еще не видел номер такой машины, хотя бы ему спинок вчера передал, на прошлой неделе. Вы не подписываете. Приму, они поставили 2 манометра и переносят одно на другое. Они выставляют. Речь идет о том, что исполнитель не задачено во времени. Вот и делаете на ходу, не надо делать. Президентки нам говорили, что по поводу всех Вы чувствуете, какой вы бордель завели в себя в цехе? Хоть вы в мозги себе кладете, хоть что-то в мозгах остается у вас. Мы будем сейчас после совещания в 2 глаз на глаз иметь разговор с вами. А сейчас попрошу в рабочем порядке каждому разобраться по своим вопросам. Чтобы было четко, ясно и все 23 часа, что было доложено. В причинах и во всем остальном. 23 часа совещания. Naujasis amoniako kompleksas trigubai našesnis už dujų veikiančius. Tad kiekviena prarasta diena nežada nieko gero nei gamyklai, nei vyriausiajam inžinieriui, nei jo labiau kompleksų vadovui Algiui Giedrai. Tačiau Vargas, kitą savaitę aš nuo ryto čia vietoj tavęs, tu savaitę pailsėk iki naujų metų. Noriu pasižiūrėti visą šitą schemą tavo darbo cecho. Aš noriu pabūti nuo ryto iki vakaro, aš pats atvažiuosiu iš ryto ir visą dieną čia būsiu vietoj tavęs. Funkcija načelniko cecho būtų pamatyti. Tai reiškia, net šitaip negali būti. Man velniškai daug kas nepatinka. Ir tvarka žiauriai pas tavai yra. Kad aš pažiūrėsiu, kaip jie elgsis su manim. Reiškia, tu gal per daug susigyvenai ir per daug geras. Aš esu blogas žmogus, reiškia, ir aš jos, reiškia, taip patvarkysiu. Путь 801А отложи. 801А отложи. Останови 402-ю, остановила 403-ю. Всех на горелке, всех на горелке. Jau jam ir ten ir draugai sako, kad jis jau per daug įsijungi. Praeitą kartą pasikalbėjom, kad man sunkus darbas, aš turiu dirbti, mane gerbė, sako. Kodėl? Pirmiausia, pats santykis su žmonėmis. Jis turi būti geras. Žmogus turi galvoti apie žmogų, kad žmogus yra geras. Koks jis bebūtų. Kad ir pravaištininkas ir kitas, bet jis turi galvoti, netgi bausdamas žmogui, turi galvoti apie tą žmogų, kad tas žmogus yra geras. Ir kad jis šiandien tam atveju yra blogas, o visumoje jis yra geras. Tokiu atveju pats priėmimas, netgi blogiausių žmonių, irgi santykinai blogiausių žmonių, toj situacijai blogiausių žmonių, reiškia, jie nėra piktas priėmimas, netgi kada jis ir baudžia mūsų cecho viršininkai ir mūsų inžinieriai kitą kartą. Yra labai geras žmogus ir jis visiems nori būti geras, bet rezultatį kolektyvas jau nepriima. Ir jis negali dirbti su kolektyvu, kadangi kolektyvas, ypatingai darbininkų klasė, labai tiksliai ir aiškiai kiekvieną žmogų mato.
Ir aplamai, sudėtinga turbūt gyvenime, sako, galima 1-2 valandas ar 1-2 dienas būti ne to, kuo tu esi. O vėliau bus aiškiai to, kuo tu esi. Ir už tą, kas tu esi, tave ir priims. Значит, я прихожу 3-4 раза в день, значит, видимо, вам скучно без меня. Я побуду, значит, с утра в 7:30 до 12 часов ночи здесь. Только я вам не завидую, как вы будете встречать Новый год со мной здесь. Вот всей этой команды. Я уже отказался от всех приглашений на Новый год, значит, здесь будем совещание под Новый год 23 часа проводить. Это я вам гарантирую. Вот если такие вопросы, будет дальше идти. Это я вам гарантирую, 100%. Я уже посвятил встречу Нового года здесь. Так что вы тоже позаботьтесь договориться со своими женами, детьми, значит, что здесь в компании мне составить. Мне скучно одному. Снегурочки? Ну, это Ветчинин будет обеспечивать. Он обеспечивает неработающим уровнем, он будет и Снегурочками обеспечивать. Ar ne per daug reikalaujama iš žmonių, kurių laukia šventinis stalas? Tačiau kitos išeities avarinė situacijoje matyti nėra. Iš savęs jis reikalauja dar daugiau. Broniau, kaip tu, koks tu keistas charakteris, sakau, tai jau tu nesuruošė nei naujų metų dieną laisvas pabūti. Prieš 15 metų Bronius, štai jis eina, pats pasirinko tokį gyvenimo ritmą. Galbūt dabar norėtųsi gyventi ramiau, tačiau auganti didžiulė, sudėtinga gamykla diktuoja savo. Įmonė, kuris stambiai statosi, kuri yra pati jau didelė, tai atsiranda nesuderinamumo momentas tarp asmeninio gyvenimo ir tarp darbo pusės. Ir tas, aišku, sukelia tam tikrą skilimą. Aš jam sakau, jeigu tu atsivesi dar kitą, jeigu nekeisi charakterį, tai tu negyvensi. Vis tiek, jauna moteris irgi nori, kad vyras būtų namuose, irgi nori šilumos. Tad kasgi toliau, Broniau Luby, vyriausiasis inžinierių, 40 metų žmogau?